Sveiki! Šiandien pasižiūrėkime, kaip mes galime susikurti štai tokį efektą, teksto efektą, kai raidės persišviečia ir yra matoma nuotrauka, kuri yra apačioje. Tai galime susikurti tiek su mokama Canvas versija, tiek su nemokama. Tai pirmiausia, atsidarykime bet kokį dydį. Tai jeigu pirmą kartą dirbate su Canva, tai galime pradėti nuo pradžios puslapio. Tai galime spausti socialiniai tinklai ir į paieškos langelį galime įrašyti Facebook post. Taip, ir dabar čia iš tiesų nėra skirtumo, kurį dydį pasirinksime. Matome, dydis yra tas pats, tai spaudžiant bet kurio. Štai turime tokį tuščią langą ir dabar mums reikia pirmiausia teksto. Tai spauskime raidę T iš klaviatūros ir pasirašykime tekstą, kuris mums yra reikalingas. Tai aš lieku prie trakų. Trakai. Dabar paieškokime storesnio šrifto, tai paspauskime teksto ir reikime viršuje į šriftus. Ir šiam triukui aš naudosiu Legoje Spartan. Renkuosi šį šriftą ir dydį gal šiek tiek sumažinsiu iki 130. Taip, gal tegul bus taip. Dabar mes pasidarykime foną juodą, tai spauskime ant baltos vietos, eikime į spalvas viršuje ir padarykime, kad fonas būtų juodas. Taip, dabar mes nematome teksto, tai paspauskime ant teksto, žinome, kurioje vietoje jis yra, matome tekstas pažymėtas ir dabar jam pritaikysime efektą, tai spauskime ant teksto ir eikime į efektą viršuje. Ir taip, pasirinkime efektą apvesti. Taip, matome, galime koreguoti storį ir spalvą. Tai spauskime ant spalvos ir pasirinkime spalvą. Tai pasižiūrėkime, kaip mums atrodo gražiau, kiek mes norime to efekto. Ir dabar mums dar reikia įsikelti formas. Tai spauskime raidę R, ropė. Ir matysime, kad turime formą. Tai dabar tą formą galime pasididinti ir pasidaryti spalvą baltą. Spauskime ant spalvoto apskritimo viršuje ir forma tegul bus balta. Tai viena forma iš vienos pusės. Dabar aš ją sudubliuoju, padarau kopiją arba dublį. Tai spaudžiu dešinį pelės mygtuką ant formos ir dubliuoti arba trumpinys Ctrl ir D. Tai turiu dublį, nešu į kitą pusę. Dabar dar pasidarau dublį, formą apsuksiu, tai paspaudžiu ant formos ir yra rodyklės, apsuku 90 laipsnių kampu ir ją nuleisiu apačioje. Taip, šiek tiek padidinsiu. Ir dabar mums reikia, kad tekstas būtų pačiame viršuje, tai paspauskime ant teksto, dešinį pelės mygtuką, sluoksniai ir perkelkime į patį priekį. Taip, tai turime štai tokį jau efektą, tai dabar galime pasidėti, kaip mums atrodo tinkamai. Aš dedu per vidurį. Ir dabar mums reikia šį paveikslėlį atsisiųsti kaip nuotrauką. Tai eikime į dešinę pusę viršų, spauskime dalintis, atsisiųsti, pasirinkime PNG ir spauskime atsisiųsti. Tai nuotrauka įkris į mūsų atsisiuntimo aplanką. Tai kol nuotrauka siunčiasi, trumpai priminsiu, kad jeigu norite išmokti dirbti su Canva, galite apsilankyti mano puslapyje edukursai.lt. Čia rasite įvairiausių mokymų, kuriuos esu įrašysiu labai išsamei. Tai ne tik Canvos, bet ir PowerPoint'o arba Genially
mokymus bei šiuo metu populiariausius dirbtinio intelekto mokymus, kur aptariama net 15 skirtingų įrankių, kuriuos jūs galėsite išbandyti. Tai grįžtu atgal, mūsų nuotrauka jau įkrito į atsisiuntimų aplanką, tai aš pridėsiu puslapį, apačioje spaudžiu pridėti puslapį ir dabar ištrinsiu šį foną, tai spaudžiant juodos spalvos ir su delete mygtuku iš klaviatūros ištryniau spalvą. Tai atsidarysiu aplanką, į kurį įkrito mano nuotrauka, čia mano atsisiuntimo aplankas, imu nuotrauką ir keliu į savo Canva. Tai dabar mums liko susirasti nuotrauką, kurią norėsime naudotis. Jeigu turite savo nuotrauką, tai tiesiog tokiu pat principu įsitempkite. Jeigu ieškosite Canvos, ateikite į elementai ir rašykite. Pastebėjimas, kad geriau veikia paieška anglų kalba. Pavyzdžiui, rašiau trakai ir pasirinkau filtrą nuotraukos. Matome, tikrai trakų mes čia nematome. Jeigu parašysiu trakų pilis ir irgi nuotraukos, matome taip pat pilių nėra. Tačiau jeigu greitai išsiversime, kad ir su Google Translate ir grįšime į savo Canva, elementai ir į paieškos langelį įklijuosime angliškai, tai matysime, nuotrauka atsirado. Jeigu naudojatės nemokamą Canva, būtinai pasirinkite nemokamą nuotrauką. Nemokamą, tai matysite, kad nuotrauka neturi jokios karūnos. Jeigu turite Pro versiją, tai tada galite naudotis visas nuotraukas. Gerai, tai aš pasirenku bet kokią nuotrauką ir dabar taip, mums reikalingas appsas arba programėlė. Eikime į kairės pusės meniu, spauskime programos ir į paieškos langelį rašykime blend image. Štai šis appsas, ši programėlė su B raide, spauskime ant jos. Pirmą kartą dar reikės jums patvirtinti, kad norite naudoti. Ir dabar labai svarbu, kurį sluoksnį pasirinksime pirmą. Tai bottom layer, pirmas sluoksnis bus mūsų tekstas. Paspauskime Use Selected Image, matome, nuotrauka atsirado. Ir antrasis sluoksnis bus pasirinkta nuotrauka. Tai top layer yra mūsų nuotrauka. Labai svarbus niuansas, kad blend mode pasirinkime screen. Screen ir tada matysite, kaip jau atrodys jūsų nuotrauka. Tai dabar galime pridėti kitą puslapį ir spausti Add to Design. Turime nuotrauką, galime ją naudoti savo dizainuose ir jeigu norime, galime atsisiųsti. Tai kaip atsisiųsti, einame į dalintis, spaudžiame atsisiųsti, pasirenkame kurį puslapį, nurodome, kad failo tipas yra PNG nuotrauka ir spaudžiame atsisiųsti. Nuotrauka įkris į jūsų atsisiuntimų aplanką. Tai tikiuosi, šis trumputis triukas jums patiko. Sekite naujienas Facebooko puslapyje Canva mokymai, kur karts nuo karto pasidalinu visokiais triukais, galimybėmis bei artimiausiais mokymais, kurie vyks nuotoliniu būdu. Tad tiek šiam kartui ir susitikime prie ekrano. Iki!